Sveiki visi, parašiau jums šiokį tokį video, norėdamas pristatyti savo šiokį tokį darbą prie Priuso kėbulų remonto darbų. Taigi, kaip pirmą įspūdį noriu aprodyti, kaip sukoregavau kapotą, kuris buvo gan nemažai apdaužytas ir po gero poliravimo tiek pavyko pagerinti jo vaizdą. Akcijai naudojau pieštuką pagal spalvos kodą. Na, o dabar matote gan pavargusi priekinį sparną, kurį aš dar mėginau remontuoti ir galvoti kokių nors idėjų, kaip pažaisti su juo, bet galų gale klientas nusprendė nusipirkti tiesiog naują sparną, o aš tiesiog palavinau savo praktiką. Toliau prezentacija eina apie pačius slenksčius, taigi slenksčiai buvo gan gerai išpuvę, netgi šonuose kiaurai išpuvę, teko išvis demontuoti gerą dalį slenksčių ir tiesiog užvirinti. Toliau aš rodau galinę arką, na, jie palei kraštą buvo gan nemažai parūdijusi, todėl aš panaikinau visiškai rūdis iki pat metalo ir padengiau rūdžių rišiklių, kad apsaugoti nuo tolimesnės korozijos. Na, meninio lyginimo neužsiėmiau ir duobių nelyginau, bet sutvarkiau šitos durų dugnus, nes stengiausi atkreipti dėmesį į korozijos židinius ir visiškai aplinkui visą mašiną pasižiūrėti, ar nėra kokių nors gilesnių židinių ir jeigu yra, juos tiesiog panaikinti. Tai kaip matote, šie slenksčiai buvo visiškai kiauri, todėl mano tikslas buvo juos pilnai atnaujinti ir paruošti tolimesniam eksploatavimui. Jeigu patinka šitas kontentas, paspauskite laiką ir subscribe, o jeigu dar labiau patiko, tai pasilikite ir žiūrėkite toliau, nes šitas video dar tik prasidėjo. Tai ką, kimbam į darbus ir žiūrim, ką čia turim. Atlikus bendrą diagnozę, nieko nelaukdamas, pjaunu lauk visą tą pavėsį ir valau lauk tas rūdis, iš vidaus pučiu su kompresorium, išpučiu iššveičiu, kad daugiau neliktų ten jokių šiukšlių ir ištepu viską su rūdžių rišikliu. Tai toksai neskystas, o tirštas tepalas, su teptuku viską išteplioju, kad suėstų tą rūdį giliai, ten supurškiu su kompresorium, kad ir į kilesnius tarpus įlįstų ten. O po 24 valandų supurškiu su antikoroziniais dažais Rust Stop. Na ir taip pat kruopščiai išpurškiu visus kraštus, taip pat ir patį lopą išpurškiu iš vidaus su antikoroziniais dažais ir sukabinu. Kaip matote, čia jau pradėjau virinti pilnumoj abudu slenksčius. Kaip pastebėjote, apvirinu tik tais šonus, nes pats dugnas atrodo mano akimis gan padoriai. Automobilis visas dulkinas, kaip matote, tai reiškia, kad aš špakliavimo ir šveitimo nefilmavau, bet kaip matote, jau pradėjau dažyti ir lakuoti ir atėjo laikas poliruoti. Poliravimui naudoju Heavy Cut pastą su vandens papurškimu, nes kadangi neseniausiai buvo dažyta ir lakuota, tai nesinori nuo pirmo stepo viską nušveisti, todėl aš tai atlieku labai šlapiai ir atsargiai. Štai vaizdas po pirmo stepo, žinoma dar darysiu antrą stepą, nes man pačiam tai dar yra nepatenkinamas rezultatas, bet vis dėlto persistengti nebandau, nes tai yra gan plonas sluoksnis tiek dažų, tiek lako ir nesinori visų savo darbo tiesiog nušveisti su poliruokliu. Na ir šiuo metu atgyvinu kapotą, kuris buvo gan nemažai suskaldytas nuo visokių smulkių akmenukų. Žinoma, prieš poliruojant nudažiau visas tos įdaužas su dažų pieštuku ir per kelis stepus rezultatas gausi patenkinamas mano akimis. Analogiškai taip pat poliruoju ir visas kitas darytas, remontuotas ir dažytas vietas, kad nesimatytų per didelio skirtumo, kad lakas spindėtų, supoliruotas ir neišsiskirtų iš viso bendro kėbulo vaizdo. Tai kaip ir patys slenkstį poliruoju, tiek ir durų apačias, kurias dažiau, nes kaip ir minėjau, tai durų apačias irgi atnaujinau, nes jos buvo gan pažeistos korozijos.
Visą poliravimo procesą taip pat pakartoju ir kitoj slenksčio pusėj. Na, o finišui dar kartą pakartoju galinės arkos poliravimą, kad jau užtikrinti tą spindesį. Žinoma, tai dariau labai kruopščiai ir atsargiai, kad tik tais nenutrinčiau savo darbo. Na, o jeigu jums patiko šis kontentas, tai vėlgi pasikartosiu, spaudžiate laiką, subscribe ir žiūrim, ką aš nuveiksiu toliau.